Kokie Komodo salos vaizdai. Šiaip tais, ta prasme, vaizdai tikrai geresni negu rinka saloj. Tikrai fainesni, tokia natūralesnė gamta. Pilna elnių, kakadų, ta prasme, orchidėjų, tai viskas gražu. Ir žiūrėkit, tokiai nuostabioj panoraminiai vietai. Tai aš dar kartą apsuksiu viską. Yra, va, po medžiu gulintis, spėkit kas, vaikučiai. Aštriadantis, vaikučiai, aštriadantis. Komodo drakonas, vaikučiai, Komodo drakonas. Patelė, vaikučiai, patelė. 17 metų vaikučiai kažkur tais. Tai kiek daug žinau apie Komodo drakonus jau po dienos turo. Bet jeigu va taip nepasižiūrėjęs, tarkim, kaip pavyzdys, žiūrėk, kad čia žmogus stovi, o taip žvelgia. Nu, ar pasakytum, kad ten Komodo drakonas guli, o taip prasukau. Nes atrodo, žinai, kaip šaknis taip susilieja su žemė ir gamta, ta prasme, taip puikiai, labai puikiai užsimaskavęs yra vaikučiai. Todėl, jeigu būsite Indonezijoje, vaikučiai, būkite atsargus, kad Komodo drakonas jūs nesuvalgytų.